Sveiki atvykę į Brain Gaze. Šiame vaizdo įraše paaiškinsime, kas yra kognityvinė vergencija. Naujas atradimas susijęs su tuo, kaip mes suprantame vaizdinę informaciją ir sutelkiame dėmesį. Žmogaus akys nuolat juda, kad galėtume aiškiai suvokti aplinką. Iš esmės galima išskirti du akių judesių tipus – versija ir vergencija. Versija – tai kai abi akys juda ta pačia kryptimi. Taip nustatome, kur žiūrime dvimatėje erdvėje ir nukreipiame žvilgsnį į tam tikrą tašką. Vergencija – tai labai maži akių judesiai priešingomis kryptimis. Jie vyksta automatiškai ir padeda sufokusuoti vaizdą pagal gylį. Tačiau mūsų tyrimai atskleidė, kad vergencija turi ir kitą, iki šiol beveik nežinomą funkciją. Paaiškėjo, kad šie maži judesiai vaidina svarbų vaidmenį pastebint ir atkreipiant dėmesį į vaizdus aplink mus. Kai vergencijos judesys neįvyksta, nauja informacija dažnai lieka nepastebėta. Šį papildomą funkcionalumą mes vadiname kognityvinę vergenciją. Pavyzdžiui, žmogus žiūri į raudoną objektą. Staiga atsiranda geltonas langelis, naujas dirgiklis regėjimo lauke. Jeigu žmogus jį sąmoningai pastebi, įvyksta kognityvinė vergencija. Aiškus signalas, kad dėmesys nukreipiamas į naują objektą. Įdomu tai, kad šis judesys pasireiškia dar prieš žmogui fiziškai pasukant žvilgsnį. Tai reiškia, kad vergencija atspindi ankstyvą smegenų reakciją į naują informaciją ir leidžia numatyti, kur bus nukreiptas dėmesys. Brain Gaze atlikti tyrimai parodė, kad kognityvinė vergencija glaudžiai susijusi su smegenų veikla, atsakinga už vizualinį dėmesį. Ji pasireiškia tik tuomet, kai smegenys aktyviai pradeda apdoroti naują stimulą. Šis atradimas jau yra patentuotas ir turi daug įdomių praktinių pritaikymų. Apie juos papasakosime kituose vaizdo įrašuose.